Neseniai Lietuvoje įvykę dronų incidentai sukėlė nemažai sumaišties ir klausimų dėl šalies oro erdvės saugumo. Kol vieniems atrodė, kad į situaciją reaguojama pernelyg jautriai, kiti kritikavo tarnybas ir kėlė klausimus, kaip apskritai dronai galėjo skristi į Lietuvos teritoriją. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Dainius Gaižauskas nuo 2016 metų atstovaujantis Lietuvai NATO parlamentinėje asamblėjoje pabrėžė, į Lietuvos oro erdvę besibraunantys dronai ne Lietuvos institucijų nekompetencijos pasiekmė, o problema, su kuria susidarė visos rytinio NATO flango šalys. Buvo aktyvuoti visi algoritmai, kurie privalo būti aktyvuoti, kad perspėti žmonės, kad galėtų saugotis, jeigu mato kažkokį tai pavojų, eitų į priedangą ir panašiai. Nėra tik tai Lietuvos oro erdvė, kurią turi saugoti Lietuva. Nėra Latvijos oro erdvės, kurias turi saugoti Latvija, nėra Estijos oro erdvės, kurią turi saugoti Estija. Kartoju, tai yra NATO 32 valstybių oro erdvė, kurios saugumas būtent yra jos rankos. Tai yra 32 NATO valstybės yra sutarę, kad jeigu yra grėsmė, ginasi čia ir dabar visos kartu. Tai reiškia, kad tiek Estijoje, tiek Latvijoje, tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje, tiek Rumunijoje, tiek Suomijoje, kada tie dabartės prasiveržimai yra tų dronų, kurie ar iš Ukrainos, ar iš Rusijos patenka, ar ne, tai yra visos NATO problema. Ir Baltijos oro erdvę stebi NATO bendra sistema. Dainiaus Gaižausko nuomone, NATO rytinio flango oro erdvė išlieka pažeidžiama todėl, kad regiono valstybės vis dar neturi pakankamų pajėgumų kovai su kovinių dronų grėsmėmis ir tik vykdo reikalingos gynybos įrangos įsigijimus. Dėl to, anot jo, būtina plėsti ir stiprinti NATO rotacinę oro gynybos misiją, kuri yra politikų atsakomybė. Čia yra politikų klausimai, kurie turėtų būti suderinti. Jeigu mes neturim šiai dienai tom tikros sistemos, kad galėtume dronus numušinėti čia ir dabar su ne raketom, o tam kitom priemonėm, kurias naudoja Ukraina, tai čia yra mūsų visų darbas. Tai yra NATO, visos NATO problema. Ir ką dabar turėtų politikai daryti, arba krašto apsaugos ministras su prezidentu, ar ne, aš jau tai labai aiškiai pasisakau ir atrodytų, kad kritikuoju, kad turėtų būti surengtas pagal NATO 4 straipsnį iššaukiamas galbūt ir susitikimas, kuriame būtų sprendžiami klausimai ir nebijokim tų klaidų, kurias matom identifikuoti, reikalauti pataisimų ir taip toliau. Dabar jaučiasi, kad parlamentas daro priedangą vyriausybės klaidom, ko anksčiau niekada nebūdavo, nes neva tai pripažinsim, kad mes tada blogai galbūt valdom. Ir to niekaip neina įtikinti dabartiniam Seime, ar ne, per mūsų valdačių, kad šiandien klausykit, mes slėpdami, kaip jūs sakot, mes propagandos malūną kuriam, mes apgaudinėjam žmonės. Yra instrumentai Lietuvoje ir parlamentas, vykdomoji valdžia, prezidentas tam tikrai įtaką turi ir taip toliau. Matot, kad stovim su šortais, ar taip pasakyčiau, mums reikia ilgų kelnių. Šiandien dieną stoviu su šortais, aš taip sakyčiau, ir į televiziją, eičiau NATO ir vadovybė, taip sakyčiau, prezidentas. Tol mums prašom paskolyti savo kelnių ilgų, kol mes patys savo nusipirksim. Čia jau taip toks nelyginis pavyzdys. Kai mes apginsim, tada sakysim, mes jau savo užduočiai esam pasiruošę. Va šitaip reikia šnekėti, kad mes va šitą pirmą gynybinę liniją neužtikrinam dar, prasileidžiam balionus, prasileidžiam daug mes grėsmių dar turim, todėl kad ko gero mūsų, aš nežinau, iš kur perimtas tas toksai, nežinau, užsispyręs bukumas, kad pasakyt, kad mes esam silpni, čia rodyti savo silpnumą, jeigu taip yra. Taip, mes šiandien silpni šitoje pozicijoje, dėl to prašom savo NATO partnerių pagalbos. Ir tai jokia negėda, nes mes galim savo kažkokiais pajėgumais padėti kitiems savo partneriams, kol jie savo išvystys. Va kaip reikia komunikuoti. Nepaisant augančių grėsmių ir pastarųjų incidentų, politikas pabrėžia, kad Lietuvos gyventojai neturėtų jaustis nesaugiai. Anot jo, narystė NATO užtikrino kolektyvinę gynybą ir reiškia, kad bet kokia grėsmė regionui yra vertinama kaip viso aljanso atsakomybė. Vis dėlto tas atgrasimo elementas veikia ir mes turim jaustis pakankamai saugiai, nes turim pajėgumų, tai yra, aš sakau, tie, kur išvardino atominis skėtis, apie kurį dabar diskutuoja, tai mūsų užtikrina Prancūzija, Didžioji Britanija, Jungtinės Amerikos valstijos. Rusai tą žino. Aišku, rusai neturi tų pajėgumų dabar užstrigę Ukrainoje. Reikia tai pabrėžti, jie vienos Ukrainos neįveikia. Dėl to, kad mes remiam tam tikrais ginklais ir visi jau puikiai suprato, kad netgi Rusija, kada sakė tokia galybė, jinai vienos valstybės neįveikia.
Į Lietuvos oro erdvę patenkantys bepiločiai orlaiviai yra ukrainietiški dronai, skrendantys atakuoti taikinių Rusijoje. Tačiau, anot Dainiaus Gaižausko, yra duomenų, kad Rusija ar Baltarusija juos tyčia dezorientuoja ir nukreipia į Lietuvos pusę. Pasak politiko, priešiškoms valstybėms tai naudinga, nes taip galima kelti įtampą, sėti nerimą visuomenėje ir stebėti NATO bei regiono valstybių reakciją. Jis taip pat neatmeta, kad tokie incidentai vėliau gali būti išnaudojami propagandai. Informaciją pateikiant iškreiptai ar Rusijai palankių naratyvų. Jiem propaganda labai reikalinga ir naudinga, nes tokiu būdu jie savo auditoriją mobilizuoja, menkindama savo priešininką. Kitas dalykas tai yra, jie su savo propaganda ieško tarp mūsų NATO valstybių žmonių, kurie pritarė arba nuolankiai jiems žiūri į Rusiją, Putiną kaip o čia labai gerai tai toliau. Ir kada socialiniai tinklai veikia, jie labai gerai stebi, identifikuoja tų žmonės, kurie jiems yra pakankamai įdomus arba su savo naratyvais, net tikrai žino, kad juos girdi, kaip sakyti, irgi centrai ir per juosius paskui skleisti pas mus NATO valstybėse. Taip, žmonės tarpusavį priešinant, irgi kurie toliau kuo daugiau dalinsis tuo nepasitikėjimu balsu, dar neduok dievė sistemom tam tikrom ar ne, kur internetinėm, kur rodys, kad ir tas nepaveikia, ir tas, žiūrėkit, liurbės, taip ir būna, ar ne? Jų tada tas mechanizmas ir veikia, tai yra tai vadinama minkštoji, ne tas, kad galbūt dalis, ne jau konvenciniam, kur ginklas ne minkšto dalis, per kurią irgi vykdomos tam tikros operacijos, tai yra nepasitikėjimas, propagandiniai dalykai. Žiūrėkit, mes, kaip sakom, rusai tikrai turi labai stiprią propagandos mašiną, kuri veikia labai efektyviai, netgi naudojamas terminimas uzombinimas, tie veiksmai veikia, nuolat kartojo, tam tikrą turbūt informaciją, vaizdus ir taip toliau ir psichiką paveikia. Už pinigų žmonės, mamos atiduoda savo vaikus mirti į karus ir taip toliau. Taip, kad tai ginklas rimtas ir būtent dėl to propagandos specialistai visą laiką išnaudos tas klaidas, kurias mes padarom čia viduje. Politikas pabrėžia, kad priešiškų valstybių skleidžiama propaganda efektyviausiai neutralizuojama ne emocijomis, o atviru ir skaidriu kalbėjimu apie realią situaciją. Per tiesą ir faktus, tu pridengi būtent dezinformacijos dengimo lauką ir žmogus turi gauti tą informaciją tiesą tokią, kad jis įėjęs informacijos šaltinius pasitikrinti, kuriam įdomu, jis tikrai randa, kad nieks nesumelavo ir jis tik taip pat žmogus kritiškai mąstydamas, atsverdamas tam tikrą neigiamą ir teigiamą informaciją, jisai su ją sukovos. Visi kiti elementai, patriotiškumo skatinimas, gynybos klausimas, tą, ką mes daro visos valstybės, jos yra susideda į bendrą visumą, bet vienintelis ginklas tai yra tiesos skelbimas per tam tikras sistemas. Ta prasme, kad iš karto pateikti teisingą informaciją. Propagandiniais bus. Bet jeigu mes meluosim į propagandą, į melu, kad čia nieko nėra, tai mes tik tai tą propagandinį kanalą dar labiau užmaitinsim tam tikrais faktais, kurie tikrai, jeigu mūsų meluoja, tai reiškia, sako tiesą.